Mėnulio para – medis. Tai vidinės ramybės, pasirinkimų ir intuicijos diena. Jis siejama su savianalize, žinių paieška ir gebėjimu išgirsti savo vidinį balsą. Šią dieną rekomenduojama neskubėti, vengti konfliktų, apkalbų bei impulsyvių sprendimų, o daugiau stebėti save ir aplinką. Palanku planuoti, mokytis, ramiai spręsti santykių klausimus ir skirti laiko poilsiui. Manoma, kad šios dienos energija sustiprina intuiciją, todėl verta atkreipti dėmesį į jausmus, sapnus ir ženklus. Sapnai šią naktį gali būti ryškus ir kupini simbolių. Dažniausiai jie atspindi vidinius išgyvenimus, atsakymus į svarbius klausimus ar ateities užuominas. Verta juos įsiminti, jie gali atnešti svarbių įžvalgų. Antradienį valdanti planeta Marsas. Marsas suteikia energijos, drąsos ir ryžto imtis veiksmų. Tačiau ketvirtosios mėnulio paros energija kviečia veikti apgalvotai, be skubos ir agresijos. Palanku nukreipti jėgas į produktyvius darbus ir savidiscipliną. Spalvos – raudona, tamsiai raudona, terakota, vario, koralų, tamsiai oranžinė. Šios spalvos stiprina valią, suteikia jėgų ir padeda nukreipti energiją į konstruktyvius tikslus. Mėnulio fazė jaunatis Vėžio ženkle. Gražios dienos.